Va, vargšiukas laivas, kaip apdaužytas. Pasižiūrėkit, iš kokios mėsmalės ištrauktas kuršis. Paskutinį kartą aš mačiau šitą laivą prieš jam dar išplaukiantį didžiąją kelionę per ramųjį vandenyną. Ir va, žiūrėkit, koks stebuklas. Paskendo, buvo ištrauktas ir grįžo. Nu, kuriai daliai čia didžiausias nuostolis padarytas Aurimai? Didžiausia gal tokie, ką matom, yra va, būtent va šitos borto dalis. Aptrupėja čia jau truputį. Jo, bet čia tiesiog nuo daužimus nesirkus tada išrovė. Nu, va, aš tau parodysiu turbūt, kas labiausiai nukentėjo ir kas man pačiam net nuostabą kelia ir ne tik man, tai yra vairas, kurio nebėra. Nu, dabar darysim dar labiau atominį. Tai sakau, kad net Iš titano. Nu ne, užteks ir iš anglies pluošto padaryti. Va. Vėliavėlės jau čia naujai turbūt Jo, čia pakabino. naujos, nes iš tikrųjų originali Klaipėdos vėliavėlė iškeliavo į Klaipėdos muziejų, o trispalvį į Lietuvos nacionalinį muziejų. Nu, o kaip tavo kabina, ta, kur tu gyvenai, atrodo dabar po viso šito? Kabina, va, tilpk į vidų. Kiek naktų tu čia praleidai? 138 naktis, O Jėzau. 21 valandą ir 23 minutės. Su galva išdaužiau net lubas, bet patys, va, kaip matai, prietaisai, galiu iš arčiau biškį pasifilmuoti. Tai tu čia per didžiąją audrą buvai užsidaręs ir tave čia maskatojo, kalatojo, daužėsi? Taip, tai va čia va tie dalykai yra audros metu sudaužyti su kūnu. Išgerdavai jau 5 litrus, jo? Po 5-7 litrus. Bet čia dar sveiki buteliukai, nealkoholinio alaus mano. Irgi praplaukė ramų į vandenyną. Kaip... Bet sakyk, Aurimai, buvo tokių momentų, kur tu galvoji viskas, šakės. Taip, kad Vaikučių ir žmonos aš jau nebepamatysiu. Ne, nebuvo. Dėl nieko nesigėliu. Jeigu Mario, tai reikėtų taip atvirai pasakyti, kokį scenarijų aš jau nekartą sakiau, rinkčiausi ar tą, kad sėkmingai pasiekiau krantą, ar va tokį, kuris buvo neplanuotas visiškai. Ir aš turbūt, žinodamas, kad aš išgyvensiu jame, aš tikrai nieko nekeičiau. Kad šis nuostabus laivas bus prikeltas tolimesniam gyvenimui, suremontuotas, sutvarkytas. Ir lauksime kitų Aurimo nuotykių.